Po dantų implantacijos nedarbingumo jums apskritai imti nereikės, jūs būsite pilnai funkcionalus ir socialiai aktyvus žmogus. Diskomfortą jausite pirmas 3 dienas, bet dėl to jums nereikės atsisakyti kažkokių didelių gyvenimo malonumų. Užvėrus mūsų klinikos duris, didelių pokyčių nebus, galbūt trumpą laiką reikės pakeisti valgymo įpročius, o visa kita jūsų kasdienybė išliks tokia pati, didelių pasikeitimų jūs nepajusite. Prieš dantų implantaciją jums nerekomenduočiau rūkyti, neturėtumėt būti artimiausią parą vartojęs stipraus alkoholio ir pageidautina, kad būtumėt visiškai sveikas, nesusirgęs žmogus. Po danties implantacijos procedūros atsisakyti rekomenduočiau griežtai rūkymo, stipraus alkoholio pirmas dienas. Trumpą laiką reikėtų apriboti kietą maistą, tokį kaip riešutus, o didesnių atsisakymų manau, kad jums nereikės. Šiai dienai atmetimo reakcijos kaip po tokios nėra, nebent tai būtų alerginė reakcija, kuri pasireiškia labai retai. O jeigu implantas neprigijo, tokiu atveju pergyventi ir nusiminti nereikėtų, tai gali būti tiesiog kita priežastis, kuri yra išsprendžiama ir papildomos procedūros metu tą galime išspręsti. Šiai dienai naudodamiesi pažangiausiamis technologijomis, dantų implantas gali prigyti nuo 4 savaičių iki poros mėnesių.